Labas vakaras, mėlyjeji. Geras su jumis sveikintis 2017 metais. Pradedame naujus metus kartu su Silva metodu. Ir tikrai, tai pradėjus naujus metus, jie turėtų būti kupini įkvėpimo, geros nuotaikos, svajonių ir svarbiausia išsipildymo. Tai iš tikrųjų visiems jums linkiu pačių nuostabiausių, darbingiausių metų. Ir tikrai svarbiausias dalykas yra tiesiog sekti savimi, savo pašaukimu ir neišklysti iš to svarbiausiojo kelio. Tai būtent todėl mes nusprendėme ir pradėti Silva metodo kursus antrąją naujų metų dieną, kad tai būtų puikus įkvėpimas ir palaikymas jums šių metų pradžioje. Ir kaip visi žinote, iš tikrųjų niekuomet nesame darę Silva metodo mokymų internetu. Tai bus pirmas kartas, pirmas pabandymas ir mums. Naujų metų iššūkis ir Silva metodo programą vesime kartu, dviese, aš, Deimantė Bartninkaitė ir mano sesuo Rasa Bartninkaitė. Su Rasa susitiksite rytoj. Tiesiog kas antrą dieną mes bendrausime su jumis ir iš tikrųjų tai bus labai įdomi patirtis tiek jums, tiek ir mums. Ir šioje programoje dalyvaus tiek Silva metodą išklausę žmonės, kurie kartos, tiek tie žmonės, kurie yra nauji. Ir pirmą kartą norės susipažinti su Silva metodu. Iš tikrųjų, nors mes esame internetinėje erdvėje, bet jūs galite komentuoti, rašyti klausimus tiesiogiai mums. Ir mes visą laiką atsakysime, kartojantis, jeigu turite kažkokių sėkmės istorijų, pasidalinimų, taip pat juos galite parašyti. Ir visi žmonės dalyvaujantys webinare juos matys. Todėl, nepaisant nieko, nepaisant to, kad mes nesame gyvai kartu, jūs galite rašyti ir taip galime bendrauti iš tikrųjų. Jeigu bus kažkokių klausimų, tikrai rašykite arba elektroniniu paštu, arba tiesiogiai čia webinaro metu ir mes atsakysime viską, kad niekas neliktų nesuprasta ir iš tikrųjų galėtumėt pajausti, kas tai yra Silva metodas. Nes iš tikrųjų šita programa yra unikali, įdomi, nepaprasta ir norisi ją dalintis. Ir kadangi šiais metais, praeitais metais Silva metodas šventė savo 50-metį, mes norėjome jums padovanoti kažkokią ypatingą dovaną, to, ko nebuvo niekada. Ir galbūt niekada nebus, niekas to nežino. Gal dar po 50 metų mes surenksime nemokamą seminarą, ar ne, 100-ojo jubiliejaus progą. Bet šį kartą tai yra iš tikrųjų unikali proga visiems, kurie seniai svajojo, norėjo susipažinti su Silva metodu, neturėjo laiko, galimybių, galbūt gyvenate kažkur užsienyje. Dabar jūs tokią galimybę turit. Ir kitas įdomus dalykas, ką mes nusprendėme pabandyti. Niekuomet nesame darę Silva metodo kursų. Silva metodos programa dažnai yra dėstoma tiesiog 2 dienų seminare ir žmogus tiesiog gauna visą informaciją ir kartais jos būna labai daug ir dar nėra progos ją tinkamai išbandyti ir klausimai ateina vėliau, kada mūsų jau tarsi nėra šalia. Tai čia jūs turėsite 10 dienų praktikuotis. Ne tik išgirsti, išklausyti, ką mes pasakojame, teoriją ar pasakosime apie technikas, bet jūs galėsite tiesiog išklausę webinarą, iš karto išbandyti po vieną techniką, išbandyti ir pažiūrėti, ar jums išeina, gal bus kažkokių klausimų, gal bus kažkokių neaiškumų, gal iš karto turėsime kažkokias sėkmės istorijas. Todėl tai yra labai puikus būdas tarsi integruoti Silva metodą į savo gyvenimą. Kartojantiems tai yra puikus būdas prisiminti, nes labai dažnai mes žinome viską, bet nieko nenaudojame. Mūsų protas yra toks tingus, kad jam reikalingas nuolatinis priminimas. Iš tikrųjų, mes turime tiek daug galingų įrankių savyje, bet jų nenaudojam. Todėl tai bus puikus būdas tiesiog prisiminti, kas mes esame, ką mes turime. Tai kažkam tai bus prisiminimas, kažkam bus visai naujas susipažinimas su šia informacija. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi dėl kiekvieno iš jūsų, kad nusprendėte naujuosius metus pradėti kartu su mumis. Ir mes susitiksime kiekvieną vakarą. Šiandien mes kalbėsime apie tokius bendriausius Silva metodo dalykus, tai yra kaip šitas metodas susikūrė, kuo jis yra pagrįstas. Tai yra pati pagrindinė informacija, kurią reikia žinoti, kad jūs suprastumėt, kaip Silva metodo technikos veikia. Kas tai yra tas Silva metodas, jeigu apie tai nieko nežinote. Tai šitą informacija yra būtina tarsi šaknys arba namo pamatas, ant kurio mes 10 dienų statysime tą savo nuostabų namą. Tai šiandien mes kalbėsime apie tokius bendrus dalykus ir atliksime trumpojo atsipalaidavimo meditaciją, kad truputėlį apšildytume savo protą ir paruoštume tolimesniems įvykiams. O rytoj susitiksite su Rasa ir kalbėsite jau apie streso kontrolę, minčių valymą ir atliksite ilgojo atsipalaidavimo
meditacija, truputėlį sudėtingesnė, kad protas bus jau paruoštas ir kad jūs galėtumėt turėti gilesnę patirtį. Kas tai yra atsipalaidavimas? Iš tikrųjų, Silva metodas yra taip unikaliai sukurtas, jog jis neįmeta žmogaus į kažkokią naują situaciją tiesiog. Jis veda pamažu žingsnis po žingsnio, pripratina, moko, tobulina tam tikrus mūsų įgūdžius, kad programos pabaigoje jūs jau turite tos įgūdžius, jūs jau žinote, kaip ir ką reikia daryti. Iš tikrųjų, galbūt kažkas manęs nepažįstate, aš esu Silva metodo dėstytoja jau 12 metų, su šiuo metodu aš esu pažįstama jau daugiau negu 15 metų. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad Silva metodas pakeitė mano gyvenimą iš esmės. Kai tik su juo susipažinau, aš buvau visai jauna, tik pradedantis savo gyvenimo kelią, ieškojau, ką man studijuoti, kuo man užsiimti. Ir iš tikrųjų Silva metodas padėjo man atrasti tinkamą kryptį, padėjo suvokti, kas aš esu kaip žmogus, ko aš noriu. Padėjo suvokti, kad viskas yra įmanoma. Įgyvendinti savo svajones, nes kaip ir jūs daugelis, taip ir aš buvau aplinkoje, kuri abejojo, kuri netikėjo, kuri turėjo tam tikrus įsitikinimus ir sakė man, kad ne, tai yra neįmanoma, kad to negalima turėti, šitas yra ne tau, arba šitas yra dar kažkaip, ne dabar. Ir Silva metodas buvo man ta energija ir kūras eiti į priekį, patikėti savo svajonėmis, atrasti savyje sugebėjimus, kurie man padėtų tas svajones įgyvendinti. Todėl iš tikrųjų visą tai, ką turiu šiandien, aš esu dėkinga Silva metodui. Nes ta ilgametė praktika, daugybė seminarų, daugybė šimtų sėkmės istorijų, tūkstančiai žmonių, su kuriais mes susipažinom per šitus metus, iš tikrųjų įkvėpė mane ir palaikė mane. Ir mano pačios sėkmės istorijos, kurias aš turėjau kiekvieną dieną, nuo mažiausių iki didžiausių, iki gyvenimą keičiančių istorijų. Ir iš tikrųjų būtent dėl to mes vis dar tęsiam šitą darbą ir dalinamės Silva metodu, nes tai yra tai, kas pažadina žmogų iš vidaus. Tai yra tai, kas primena jums apie pačius svarbiausius dalykus. Ir Silva metodas iš tikrųjų man padėjo tapti genialesniu žmogumi, atskleisti savo didesnį smegenų potencialą, turėti daugiau idėjų, generuoti tas idėjas tada, kada man reikia, turėti nuostabią intuiciją, fantaziją, kūrybingumą. Ar tai nėra svarbiausi įrankiai šiandieniniam žmogui? Aš manau, kad tai yra pats svarbiausias dalykas, ko mums trūksta šiandieninėme pasaulyje. Tai yra kūrybingo sprendimo, kūrybingo požiūrio ir energijos tas idėjas kūrybingas įgyvendinti. Tai aš jums pažadu, jeigu jūs iš tikrųjų praktikuositės, jeigu jūs iš tikrųjų treniruositės, nes niekas nevyksta tiesiog, staiga, kaip ir raumenis sporto salėje mes treniruojame, kažkas galbūt nuo naujų metų pradėsite sportuoti, vykdysite savo naujametį pažadą. Taip ir smegenų raumenį iš tikrųjų reikia treniruoti. Viskam reikia praktikos. Tiesiog Silva metodas duoda labai aiškiai ir konkrečią instrukciją, ką ir kaip reikia daryti, kad jūsų gyvenimas pasikeistų. Ir ta instrukcija, aš ir Rasa, mes dalinsimės su jumis šitas 10 dienų. Todėl trumpai tiesiog peržvelkime programą mūsų, kas mūsų laukia šitas 10 dienų. Truputėlį aš jau apie tai užsiminiau, tačiau dar trumpai pažvelkime. Matote tiesiog pagrindinės technikas, apie kurias visas mes kalbėsime diena po dienos, vakaras po vakaro. Susitiksime kiekvieną vakarą 8 valandą. Tie, kas negalėsite tą konkrečią valandą ar dieną dalyvauti webinare, nieko tokio, jūs visi gausite kitos dienos rytą įrašą, kurį galėsite pažiūrėti jums patogiu metu. Įrašas galios tol, kol vyks šitas webinaras, tai yra 10 ar 15 dienų, todėl per tą laiką galėsite peržiūrėti visus įrašus ir tiesiog po kurio laiko sausio viduryje įrašai, jų galiojimas baigsis, tai tiesiog pasistengkite laiku peržiūrėti ir pasižymėti tai, kas jums yra svarbu ir aktualu. Taigi šiandien mes kalbėsime apie Silva metodo įvadą. Rytoj Rasa su jumis kalbės apie streso kontrolę, kaip jau sakiau, ir atliksime ilgojo atsipalaidavimo pratimą. Vėliau mes kalbėsime apie technikas, kurios yra susijęs su atsipalaidavimu, gilesniu atsistatymu, sugrįžimu į save, nes mes nieko negalime kurti, planuoti, jeigu mes esame išsekę, jeigu tas pagrindas mumise nėra stabilus. Todėl mes kartu su manimi mes aptarsime keletą technikų, kurios padeda atstatyti save
ypatingai išsekusius žmonės, išsiderinusius žmonės, nes šiandieninė civilizacija iš mūsų reikalauja labai daug. Tai mes kalbėsime, kaip teisingai užmigti, kaip pabusti be žadintuvo, kaip suvokti tos procesus, kurie vyksta miego metu. Tai yra, kalbėsime apie sapnus, kalbėsime apie žvalumą, kaip mums be kavos, be Red Bullio išlikti žvaliems, tada, kada mums reikia atlikti užduotis, kada mes vairuojam, kada atliekam svarbius darbus. Tai yra labai svarbu mums visiems. Taip pat mes kalbėsime apie mūsų atmintį ir apie jos genialumą. Kalbėsime apie ypatingą smegenų lygmenį, kuriame žmonės nejaučia skausmo ir tas lygmuo turi ypatingą galę gydyti mūsų organizmą. Todėl jeigu kažkas turite sveikatos sutrikimų, turėsite puikią progą padėti savo. Kalbėsime apie mūsų įsitikinimus, kurie valdo mūsų gyvenimą. Kalbėsime apie vandens stiklinės techniką ir apie vandens stebuklus. Ir šitą techniką galėsite labai paprastai taikyti savo kasdienybėje kiekvieną vakarą. Tai yra tinginių technika. Kalbėsime apie 3 pirštų techniką, kuri padeda koncentruoti mūsų mintis ir mintį paversti realybę čia ir dabar. Skamba labai magiškai, tarsi naujametinis pažadas. Tačiau taip ir yra. Iš tikrųjų tai yra įmanoma. Ir jūs išmoksite tai daryti, suvoksite, kaip tai yra įmanoma. Taip pat kalbėsime apie 5 pirštų techniką, kuri padės mums valdyti savo emocijas ir būti sėkmingais tada, kada mums to reikia, nepaisant jokių gyvenimiškų aplinkybių. Kalbėsime apie tikslų įgyvendinimo techniką, tai yra proto veidrodžiai. Ir šita technika labai tinkama dabar, kada naujieji metai ir mums turime gausybę užduočių, užsibrėžtų tikslų ir juos reikia visus įgyvendinti. Todėl šita technika, manau, bus daugeliu iš jūsų labai aktuali. Taip pat kalbėsime apie įpročių kontrolės technikas, kurios irgi labai yra aktualios naujųjų metų pradžiai. Tai yra kaip atsisakyti negatyvių, blogų įpročių, svorio kontrolę, ar atsisakyti rūkymo, ar dar kažko, ar tiesiog negatyvių minčių. Tai irgi yra įpročiai. Žodžiu, jau dabar galite pradėti galvoti apie tai, kokio įpročio norėtumėte atsisakyti, ką norėtumėte paleisti. Kadangi turite pakankamai laiko, 10 dienų mes būsime kartu, todėl jau dabar pradėkite galvoti, kokius tikslus norėtumėte įgyvendinti, kokių įpročių norėtumėte atsisakyti. Nes mes pratimų metu, nes taip yra praktinis metodas, mes darysime konkrečias technikas, iš karto jas aptarsime ir jas darysime kiekvieną vakarą po vieną, jūs galėsite iš karto tas technikas taikyti. Todėl jau dabar galvokite, kur jas norėtumėte pritaikyti. Taip pat į mūsų susitikimų pabaigą mūsų lauks jau iš tikrųjų tokie aukštosios matematikos dalykai. Tai yra, mes naudosime savo vaizduotę kaip genijai. Tai bus kvantinė kelionė ir laboratorija. Tai iš tikrųjų 2 šitos patirtys bus tokios, kur mes naudosimės visomis savo smegenimis. Mes jas treniruosime 8 dienas, ruošimės ir pabaigoje šių kursų mūsų lauks 2 ypatingos technikos, kurios leis praplėsti mūsų suvokimą, mūsų suvokimo ribas ir pamatyti, ką iš tikrųjų gali žmogus. Ir pabaigoje mes susikursime savo vidinį kambarį, kuriame mes tęsime savo tyrinėjimus ir tiesiog atrasime pasaulį iš naujo. Tai štai toks mūsų laukia Silva metodo kursų turinys, iš tikrųjų labai gausus, labai įdomus, labai naudingas ir labai reikalingas kiekvienam šiandieniniam žmogui. Aš kartais galvoju, kad kaip žmonės gali gyventi be Silva metodo. Man tai yra tapę kasdienybė ir iš tikrųjų kartais net sunku patikėti, kaip žmogus išgyvena šiandieninėme pasaulyje, neturėdamas jokio pagalbininko, jokio įrankio, kuris mums padėtų. Nes mūsų pasaulis yra toks skubantis, toks daug reikalaujantis, metantis didžiulius iššūkius mums. Ir tai nėra lengva. Todėl iš tikrųjų aš tikiu, kad Silva metodas nuo šiol bus raktas jums. Raktas į didesnę sėkmę, o svarbiausia raktas į save. Nes man šitas metodas padėjo atrasti kelią į save, į giliausius savo asmenybės klodus. Ir tai iš tikrųjų nėra kažkoks komercinis metodas, padedant siekti kažkokių didžiulių tikslų. Aišku, jūs galite tai daryti, bet tai, kas man asmeniškai yra svarbiausia, kad šis metodas padeda pažinti save, pažinti žmogų, pažinti aplink jūs esančius žmonės ir pamatyti, kokie visi mes nuostabūs esame. Tiesiog niekas mums apie tai niekada nepasakojo.
Tai kągi, pradėkime savo kelionę į šitą nuostabų pasaulį, paslaptingą, į tą pasaulį, kurį mums atvėrė Jose Silva, ir pradėkime kelionę nuo pačių pradžios. Šiandien kaip niekada yra svarbu atrasti tą klausimą, atsakymą į klausimą, kodėl mes čia esam ir ką mes čia veikiam. Ir iš tikrųjų labai dažnai mes patiriam šitą atsijungimą arba prasmės nematymą, savo ligas, konfliktus, todėl kad mes ignoruojam savo pasąmonės galią. Daugmaž šiandieninių žmonių yra taip susitelkę į savo protą, kad jie tiesiog pamiršta, ką gali mūsų pasąmonė. O mūsų pasąmonė iš tikrųjų jį valdo mūsų gyvenimą. Mato, 93–95% mūsų gyvenimo yra valdomi tų nematomų jungiklių, o protui lieka tik tai 5–7%. Todėl šiandieniniai žmonės, ypatingai vakarų pasaulio visuomenė, yra susitelkus tik į protą. Dažnai mes išgirstam gatvėje, namuose, darbe sakant, kad tu man parodyk juodo ant balto, tada aš patikėsiu, ar ne? Aš patikėsiu, kad tai yra. Tačiau ar viską mes galim pamatyti? Ar viską mes galim paliesti? Ir jeigu aš negaliu paliesti, ar tai neegzistuoja? Pagalvokit, ar jūs galite paliesti savo mintį. Ar jūs nesate pajautę gyvenime tokių pojūčių, tarkim, kad jums netrukus skambins kažkoks žmogus, ar ne? Ir jisai paskambina po 5 minučių. Ir visą tai rodo, kad pasąmonė iš tikrųjų yra labai labai galinga. Todėl ignoruoti šiandien šitų pasąmonės procesų mes negalim. Bet šiandieninis žmogus labai dažnai bijo. Galbūt jūs esate girdėję, kad žmonės sako, pasąmonė yra kažkas blogo. Man yra baisu dėl tų dalykų, kurie yra slypi pasąmonė, aš nesuprantu. Ir iš tikrųjų mes bijom todėl, kad mes nesuprantam. Mes nesuprantam, nepažįstam, dažniausiai ten glūdi daug mūsų įvairiausių emocijų, kurias mes slepiam. Ir kada mes nesuprantam, tada mes bijom. Ir bėda yra ta, kad mes nemokam naudoti savo vaizduotę, mes nemokam naudoti savo intuiciją, kas yra prigimtiniai mūsų įrankiai. Ir todėl mes bijom. Baimė atsiranda ten, kur yra nežinojimas. Todėl visada gyvenime stenkitės pažinti dalykus, kurių jūs nepažįstat. Ir tada atsivers labai platus laukas, plačios erdvės į tai, kas jūs esate iš tikrųjų. Ir mūsų pasąmonė naudojasi vaizduotės ir simbolių, garsų, pojūčių kalba. Todėl reikia mokyti šitos kalbos lygiai tos, kurios mes išmokstame 5–6 metų. Taip, tai yra ta pati kalba. Ir matot, šiandieniniai žmonės išgyvena šitą vaizduotės krizę, mes nemokam prisijungti prie savo kūrybinio potencialo, prie savo to vadinamo aukštesnio aš, prie savo intuicijos, nes mes visą galę atiduodam televizijai, atiduodam autoritetam kažkokiem ir mes nustojam mąstyti. Pažiūrėkit, kokie yra šiandieninio vaiko žaislai, kaip atrodo šiandieninio žmogaus gyvenimas. Mes nebelavinam vaizduotės, mes nepaliekam erdvės tam ir todėl mes kenčiam. Mes kenčiam nuo to. Ir tai yra pats didžiausias iššūkis šiandieniniam žmogui. Taip? Išmokti naudoti savo vaizduotę, išmokti naudoti savo intuiciją. Nes mūsų gyvenimas, kada mes vadovaujamės tik protu, jis yra panašus štai tokią išbarstytą dėlionę. Ir daugelis iš jūsų jaučia tokį chaosą savo gyvenime. Gal jūs ir jaučiat kažkokį prigimtinį jausmą, kad kažkas yra ne taip, kad kažko aš nežinau, kažkas yra nuo manęs tarsi paslėpta. Taip yra tada, kai žmogus vadovaujasi tik protu, o mes esame ne tik protas. Protas, kaip matėte, užima tik 6–7% mūsų gyvenimo, tačiau mes jam atiduodam visą 100. Ir todėl mūsų gyvenimas yra panašus štai tokia išbarstyta dėlionė. Todėl mums reikalinga vaizduotė ir intuicija, kuri iš tikrųjų viską sudėlioja į harmoningą visumą. Ir staiga mes pamatom bendrą pasaulio vaizdą. Ir kas yra Silva metodas? Silva metodas yra tokia sistema, kuri padeda sujungti protą ir intuiciją. Šitos 2 pradus, kurie yra žmoguje. Ir jums padeda tiesiog pamatyti pasaulio vaizdą, jums padeda įgyti aukštesnę prasmę. Tokiu būdu jūs galite netgi per savo iššūkius ir išbandymus praeiti žymiai lengviau, žymiai paprasčiau, kai jūs suprantat, kodėl yra ta kančia arba kodėl jūs nesusikalbat su kažkokiu žmogumi, ką tai neša jūsų gyvenime, ką tai gero duoda jūsų gyvenime. Ir tą gėrį iš tikrųjų mes galim pamatyti tik tai intuicijos pagalba. Kaip aš jau minėjau, bėda ta, kad mes esame atsijungę nuo intuicijos, mes jos negirdim ir nematom. Tai čia yra didžiausias iššūkis. Taigi Silva metodas pirmiausiai, kuo jis yra reikalingas šiandieniniam žmogui, jisai jums padeda sujungti savo protą su savo intuicija. Šitos 2 pradus. Ir šio metodo autorius, Jose Silva, pavadinimas šito metodo yra kilęs nuo jo atradėjo pavardės. Jisai iš tikrųjų buvo įdomus žmogus,
Jisai buvo paprastas žmogus, toks kaip ir mes visi, ir susidūrė su įvairiausiais iššūkiais savo gyvenime. Turėjo įvairiausių išbandymų. Ir pirmas jo išbandymas buvo tas, kad iš tikrųjų jis gyveno labai vargingoje aplinkoje, labai sudėtingą gyvenimą Amerikoje, Didžiosios depresijos metais, jis gimė 1914 metais ir turėjo labai daug išbandymų, kadangi gyveno Loredo mieste, kuris yra prie pat Meksikos sienos, 6 metų neteko savo tėvo ir privalėjo, net nelankęs mokyklos, atsidūrė gatvėje ir privalėjo uždirbti duoną savo šeimai. Ir įsivaizduokit, toks vaikas, tokio žmogaus gyvenimas. Dažniausiai mes esam linkę manyti, kad viskas, aš įkritau į duobę ir mano gyvenime niekas nepasikeis. Tačiau taip nėra. Chosė Silva iš tikrųjų, kuo jisai skiriasi nuo daugelio iš mūsų, kad jisai būdamas toj sunkioj situacijoje, jisai galvojo, ar man čia taip lemta, aš visą gyvenimą turėsiu taip gyventi, ar aš galiu kažką pakeisti. Ir jisai natūraliai tiesiog pradėjo kaip vaikas ieškoti atsakymų. Ir jam atėjo mintis, kad galbūt atsakymus gali duoti sėkmingi žmonės. Ir jisai pradėjo skaityti sėkmingų žmonių biografijas. Pavyzdžiui, kaip gyveno Einšteinas, kaip gyveno Tomas Edisonas, kaip gyveno Leonardas da Vinci. Tie žmonės buvo išskirtinės asmenybės istorijoje. Kaip jie gyveno, ką jie darė, kuo jie užsiėmė, kuo jie skyrėsi nuo paprasto žmogaus. Ir taip pamažu jisai po kropelytę pradėjo rinkti suvokimą apie tai, kas yra sėkmingas žmogus. Ir iš tikrųjų jisai buvo labai praktiškas žmogus. Vėliau jisai įgijo inžinerijos išsilavinimą ir iš tikrųjų jis buvo tas žmogus, kuris idėjas ir intuiciją paversdavo, patikrindavo. Jisai stengdavosi perleisti tai per mokslinius metodus ir pažiūrėti, ar iš tikrųjų tai veikia. Jisai savo gyvenime iš tikrųjų ir sujungė tą kūrybinį potencialą su protu. Ir tai atsispindi šitam metode. Jisai keliavo vėliau suaugęs po visą pasaulį, aplankė Indiją, Afriką, Pietų Ameriką ir bendravo su įvairiausiais žmonėmis, su jogų instruktoriais, su šamanais, su medikais. Ir jam buvo įdomu, jis tiesiog viduje turėjo tokią nuojautą, kad žmogus yra kažkas daugiau, negu mes žinom, negu mes suprantam. Ir ta nuojauta vedė jį per gyvenimą. Jo biografija net ir vadinasi "Aš turiu nuojautą". Jisai suvokė, kad mes esam kažkas daugiau, kažkas ypatingo. Ir jisai stengiasi tai atrasti. Jisai bandė atrasti, kas jungia afrikietį su indu, kas jungia europietį su amerikiečiu. Mes visi esam žmonės. Vadinasi, mus visus turi sieti kažkoks bendražmogiškas principas. Ir jeigu jogas gali išbūti nekvėpavęs pusę valandos ar netgi dieną, vadinasi, tą gali padaryti ir amerikietis, ar europietis, ar lietuvis. Aišku, čia netriukose esmė, bet galbūt tai galėtų pagerinti mūsų sveikatą arba mūsų gyvenimo kokybę, arba atskleisti mūsų intuiciją. Žodžiu, Chosė Silva pamažu jisai tyrinėjo šitą metodą maždaug apie 20 metų. Jisai dirbo su savo vaikais, jis turėjo 10 vaikų ir tiesiog tyrinėjo, bandė savo idėją su jais. Ir jisai pastebėjo, kad dirbant su vaikais, su jų vaizduotė, su jų atmintimi, automatiškai gerėjo jų intuicija. Ir jisai visai netyčia atrado, kad intuicija yra pirminis mūsų pojūtis. Todėl Silva metodo tarsi šalutinis poveikis yra intuicija. Kada jūs taiko šitas technikas, šitą metodą, savaime gerėja jūsų intuicija. Ką tai reiškia? Jūs susijungiat su savo esme, su savo esatim, su savo vidumi, su tuo, kas esate jūs iš tikrųjų. Nes jūs netrukus šio vakaro metu pamatysit, kur yra mūsų intuicija, kur ji pasislėpus ir kodėl mes jos negirdim. Todėl iš tikrųjų šito metodo tyrinėjimas užtruko nemažai laiko. Ir pirmą kartą šitas metodas buvo pristatytas grupeliai studentų 66 metais Amerikoje ir daugelis iš šių studentų tapo Silva metodo dėstytojais ir matot, kiek daug laiko Silva metodas gyvuoja pasaulyje. Jisai yra žinomas jau 50 metų ir vis dar egzistuoja kaip gyvas ir augantis metodas. Mes kiekvieną dieną džiaugiamės naujais nariais, naujais žmonėmis, kurie išmoksta naudotis Silva metodo technikomis ir džiaugiamės rezultatais. Ir štai čia matote Chosė Silvos tyrinėjimus. Jisai tiesiog kartu su savo broliu, jisai bandė pervesti žmonės į tam tikrus lygmenis, vėliau mes apie juos pakalbėsime, alfa, teta, ir taip pat kalbėjo, kaip tie lygmenys gali įtakoti mūsų gyvenimo kokybę, mūsų sveikatą, kaip mes galime prisijungti prie vaizduotės intuicijos šaltinių. Ir iš tikrųjų, ką padarė Chosė Silva, drąsaus, turėkit mintyje, kad jisai kūrė praeito amžiaus viduryje. Kalbant apie psichologiją, tai yra gūdūs viduramžiai. Ir Chosė Silva jisai padarė didžiulį perversmą, jis iš tikrųjų buvo pionierius. Jisai pakeitė genijaus sampratą. Iki tol žmonės, ir šiandien galbūt žmonės, daugelis iš mūsų manom, kad genijai tai yra tie žmonės, kuriuos mes galime suskaičiuoti ant rankų pirštų. Taip, čia matote Albertą Einšteiną arba tas pats Leonardas da Vinci, tai yra žmonės padarė didžiulį pokytį, įtaką žmonijai. Tačiau Chosė Silva jisai pasakė, nebūtinai tie žmonės, bet kiekvienas iš mūsų.
Jūs, sergantys, turintys problemų, nežinantys savo gyvenimo prasmės, kiekvienas iš jūsų esat genijus. Klausimas yra, kaip pažadinti tą genialumą. Kiekviename iš mūsų jisai yra ir jisai yra galbūt miegantis, taip galima pasakyti. Ir Jose Silva jisai sukūrė metodą, kuris nuo A iki Z veda žmogų nuo pradmenų, nuo savo suvokimo potencialo iki to potencialo atskleidimo, kur jūs galite iš tikrųjų galų gale pasakyti kelionės pabaigoje, taip, aš esu genijus, ir pamatyti, koks potencialas slypi jumyse. Nes Jose Silva pats mėgo sakyti, jūs net neįsivaizduojat, ką jūs galite. Ir didžiausias atradimas, kokį jūs padarysit gyvenime, tai bus jūsų proto galimybių suvokimas. Įsivaizduokit, kokia įdomi kelionė laukia kiekvieno žmogaus, jeigu jūs tik išdrįstate eiti šią kryptimį. Ir štai čia šiame paveikslėlyje jūs matot būtent tą idėją išreikštą, kas yra genijus. Nes Jose Silva jis labai aiškiai paaiškina kiekvienam žmogui, kas tai yra genialumas. Štai šitam paveikslėlyje jūs matot žmogų ir tarsi du pradmenis, du pasaulius jo galvoje. Taip yra kiekvieno iš mūsų galvoje, nesvarbu, mes esame vyras ar moteris, kiekvieno iš mūsų galvoje yra du pusrutuliai, ne? Štai vienas pusrutulis, matot, kairysis, jame mūsų smegenų ląstelės aktyviai dirba. Šitam pusrutulyje egzistuoja mūsų mąstymo, kalbos centrai. Šio pusrutulio dėka mes galim logiškai mąstyti, daryti išvadas, sujungti informaciją tarpusavyje. Iš tikrųjų, tai yra tarsi tam tikri tiltai. Ir šitas pusrutulis yra labai svarbu šiandieniniam žmogui, ypatingai šitam vakarų pasaulyje. Dažniausiai mes šitą pusrutulį priskiriam vyrams, ar ne? Sakom, vyrai gali logiškai mąstyti. Priešingai moterim mes priskiriam dešinį pusrutulį. Matot, dešinysis pusrutulis yra visiškai priešingas. Čia egzistuoja spalvos, idėjos, intuicija, vaizduotė. Čia yra tarsi visai kitas pasaulis. Kartais mes pagal profesiją pasiskirstam, sakom, tarkim, kažkokie ekonomistai ar bankininkai, jie turi labiau išreikštą kairį pusrutulį. Menininkai, kūrėjai, jie turi labiau išreikštą dešinį pusrutulį. Tačiau pažiūrėkit, kaip yra įdomu. Gimęs vaikas turi harmoningai veikiančias smegenis. Vadinasi, tiek jo dešinysis pusrutulis, tiek kairysis pusrutulis veikia harmoningai. Ir gimęs vaikas tai gali kūrybingai reikšti savo idėjas ir mintis ir kartu perduoti jas pasauliui. Ir galima sakyti, kad gimęs vaikas yra genijus. Kiekvienas gimęs vaikas iš tikrųjų yra genialus, bet jisai neauga, negyvena vienas, ar ne? Mes neturim rezervatų skirtų vaikams. Vaikai natūraliai patenka jiems artimą aplinką, tai yra tėvai, seneliai. Ir jie natūraliai perima pagal pavyzdį tų tėvų įsitikinimus, gyvenimo būdą. Labai dažnai tėvai nori išmokinti savo vaikus gyventi kitaip, negu gyveno jie. Tai yra iš tikrųjų beviltiška, nes vaikai jie stebi ir jie kopijuoja pavyzdį. Taigi vaikai mato, kad kai aš naudojuosi savo dešiniuoju pusrutuliu, savo kūrybiniu potencialu, aš sulaukiu neigiamo atsako. Pavyzdžiui, ar ne? Jūsų vaikas pajutęs įkvėpimą, ant jūsų šviežiai išdažytos svetainės sienos nupiešia kažkokį tai paveikslą. Jūs grįžtate po darbo į namus ir staiga pamato tą paveikslą, ar ne? Ir pagalvokite, ar jūs apsidžiaugsit. Jūs nubausit vaiką, sakysit, ką tu padarėjai, ar ne? Natūraliai vaikas gauna atsaką, kad kai aš naudojuosi savo dešiniuoju pusrutuliu, savo vaizduotę, manęs niekas nepalaiko. Arba kitas pavyzdys, tarkim, vaikas mamai papasakoja, kad žinai, mama, aš turiu nematomą draugą, su kuriuo kalbuosi, kas yra visiškai normalu jauname amžiuje, nes tai yra vaiko vaizduotė. Ir įsivaizduokite, kaip išsigąsta mama ir veda vaiką pas psichoterapeutą, nes sako, kad jam yra kažkas negerai. Kaip mažai mes žinom apie savo vaizduotę ir kaip mažai mes žinom apie vaikų auklėjimą. Ir mes taip esame išauklėti. Ir mes tokį pavyzdį perdodam savo vaikams. Todėl iš tikrųjų reikia labai daug sąmoningumo. Pažvelkim dabar į mūsų švietimo sistemą. Kaip ten viskas yra. Iš tikrųjų, pagalvokit, vaikas grįžta į namus iš mokyklos ir sako, mama, tėti, gavau 10. Ir jūs iš karto tiesiog pajauskite dabar viduje. Ką jūs pagalvojat? Ar jūs apsidžiaugėt rezultatu, ar jums iš karto ateina mintis? Iš kokio dalyko gavai 10? Jeigu iš matematikos, jeigu iš lietuvių kalbos, iš karto mes jaučiam, kad vaikas yra šaunuolis. Bet jeigu jisai pasakys, kad iš darbų, dailės ar dar kažkokio ten kūno kultūros nesvarbaus dalyko tarsi, mes galim sakyti, kad ai, čia nesvarbu. Galėjai ir negauti, ne? Pajauskit, kaip jūs viduje vertinat, kad tai yra nesvarbu. Mes tarsi dedam kirtį ir svarbą ant kairiojo pusrutulio, ant logikos. Ir mes tarsi suprantam, kad jeigu vaikas išvystys savo logiką ir kairįjį pusrutulį, jis bus sėkmingas. Ir tai yra didžiausia mūsų klaida, vakarų pasaulio klaida. Mes suvokiam, kad mes tapsime sėkmingais, kada mes mokėsime logiškai mąstyti, priimti sprendimus. Tai yra svarbu ir tai yra teisinga. Bet pažiūrėkime, kur yra viso ko pradžia. Pagalvokite apie bet kokį daiktą, kuris jūs supa šiandien aplink jūs. Kur yra jo pradžia? Tarkim, tušinukas. Nuo ko jisai prasidėjo? Jisai nenukrito mums iš
fizinėme lygmenyje iš dangaus, ar ne? Buvo žmogus, kuriam atsirado poreikis, kad reikia kažką užsirašyti. Ir jisai gavo idėją, pirmiausia, mintį, kaip sukurti tokį tušinuką, kaip sukurti stalą, kaip sukurti kompiuterį, pavyzdžiui. Pirmiausia, visą laiką ateina mintis, ar ne? Sugrįžkim prie mūsų vaizdinio pusrutulio. Pažiūrėkit, pirmiausia, visada ateina mintis iš dešiniojo pusrutulio. Ateina vaizdinys. Taip? Ateina vaizdinys, ko man reikėtų. Ateina idėja, intuityvi galbūt idėja, taip atsiranda visi atradimai. Ar ne, broliai Raitai, tarkim, pirmiausia, jie atėjo idėją sukurti lėktuvą. Tik vėliau jie tai pavertė matomu objektu, kurį galėjo pamatyti visi. Pirmiausia, ateina idėja mūsų dešiniajame pusrutulyje ir tik paskui jinai virsta realybę kairiajame. Kai mes turim idėją, mes galvojam, kaip tą idėją paversti realybę, kam aš turėčiau paskambinti, kokio darbo aš turėčiau imtis, kad tai taptų matomu objektu. Todėl visą laiką viskas prasideda nuo dešiniojo pusrutulio. O įsivaizduokit, mums vaikystėje yra pasakyta, kad dešinysis pusrutulis yra visiškai nesvarbus. Ir čia mes sustojam. Ir mūsų vakarų pasaulis išgyvena iš tikrųjų tą krizę todėl, kad mes remiamės tik vieną koją. Įsivaizduokit, jūs turite 2 rankas, 2 kojas, 2 akis, 2 ausis, visko po 2 pusrutulius. Bet dabar jūs naudojatės 1 koją, 1 ranką, 1 pusrutuliu. Ir todėl mūsų gyvenimas kartais neturi stabilumo, neturi pusiausvyros. Pagalvokit, koks būtų skirtumas eiti per pasaulį 1 koją ir eiti 2 kojomis. Naudotis 1 ranka ir 2 rankomis. Tai pagalvokit, koks yra skirtumas naudotis 1 pusrutuliu ir visomis smegenimis. Va čia ir yra genialumas. Žmogus, kurį mes galim pavadinti genijum, tai ne tas žmogus, kuris neturi iššūkių ar problemų. Tai yra tas žmogus, kuris susiduria su iššūkiu ir pirmiausiai jisai galvoja, ką daryti toj situacijoje. Jisai kreipiasi į savo dešinį pusrutulį ir į tą klausimą, ką daryti, jam ateina 5, 10, 11 idėjų. Jisai surenka 1 idėją ir tada sako, o kaip man tą idėją paversti realybę. Ir kairysis pusrutulis tuomet jam pasiūlo variantą, žinai, tau reikėtų paskambinti tam žmogui, tau reikėtų padaryti tą ir tą. Ir tas žmogus eina ir daro. Ir tokiu būdu jisai savo projektą paverčia matomu ir sėkmingu. Tai mes vadiname sėkmingų žmonės. O dauguma iš mūsų užstringam ties idėjomis arba ties planais. Pažiūrėkite, kiek šiandien yra žmonių, kurie tiesiog generuoja idėjas. Genijai, ar ne? Sėdi, masto, bet nesusimoka už elektrą ar dar kažko. Jie turi iššūkių gyventi šiandieniniam pasaulyje. Bet lygiai taip pat ir dar daugiau yra žmonių, kurie jie neturi idėjų, sėdi ir galvoja, ką daryti, ko užsiimti, ką man dabar į kurią pusę pasukti. Turiu problemą ir mes kenčiam, patiriam stresą, nes nežinom, ką daryti. Dar niekada tiek daug žmonių pasaulyje nepatyrė streso, kiek šiandien. Kodėl? Kyla klausimas. Todėl, kad mes esame atsijungę nuo savo dešinio pusrutulio ir to intuityvaus prado. Taip? Todėl iš tikrųjų, kas yra Silva metodas? Silva metodas, jisai mums padeda harmonizuoti smegenis. Jisai padeda atkurti ryšį. Štai tą tiltelį tarp dešinio ir kairiojo pusrutulio. Ir tada mes galime sakyti, kad mes pradedam grįžti prie savo esmės. Pradedam grįžti prie to genialumo. Prie to pirminio genialumo, kurį mes turėjome gimę. Taip? Ir pažiūrėkite į Albertas Einšteinas. Jis tarsi atstovauja tos 2 pusrutulius. Matot, dešinio pusrutulio Einšteinas. Kvailiojantis vaikas. Keistas žmogus, kurio tarsi ne visi galėjo suprasti. Jis galėjo nukristi ant grindų ir juokauti, ir voliotis, elgtis kaip vaikas. Bet taip pat kairiojo pusrutulio Einšteinas, jisai ėjo į mokslinės konferencijas. Jisai kalbėjo apie pačius sudėtingiausius dalykus, kurių mes negalim suprasti. Matot, viename žmoguje išreikšti abu pusrutuliai. Ir tai paverčia žmogų genijų. Ir dabar, kad būtų aiškiau, kaip genijai masto, taip, kokiame lygmenyje jie masto, mes pakalbėsim konkrečiai apie patį Silva metodą. Silva metodo taikymas, jisai veikia mus 2 lygmenyse – fiziniam ir dvasiniam. Iš tikrųjų, taikydami Silva metodo technikas, jūs natūraliai padedat savo kūnui. Kadangi mes darome atsipalaidavimo pratimus, mes darome juos tam tikrame lygmenyje, apie kurį kalbėsim taip pat. Todėl natūraliai gerėja mūsų fizinis kūnas. Jisai sveiksta, jeigu sergat, jūs sveikstat, jeigu jūs esate ir taip sveikas, tiesiog jūs, tai yra prevencija nuo ligų. Taip, ir tai vyksta natūraliai, be jokių pastangų. Ta gali patvirtinti medikai, kad atsipalaidavimas yra labai svarbus. Miegas kodėl yra reikalingas, todėl kad mes atsipalaiduojam ir miego metu vyksta daugybė svarbių procesų. Tai jeigu jūs esat miego lygmenyse ir esat sąmoningi, tie visi procesai paspartėja dar kelis kartus. Taigi, taikant Silva metodą, pirmiausiai, jūsų imuninė sistema gerėja ir jūs tai iš karto pajuntat. Greta imuninės sistemos vidiniam lygmenį, kas vyksta, jūs pradedate užmegzti ryšį su savimi, jūs pradedat geriau girdėti save,
ko aš noriu, kur aš einu, kas aš esu, kas man gyvenime yra svarbiausia. Tai yra labai svarbus klausimai, į kuriuos jūs randat atsakymus. Vėliau, su praktika naudojant Silva metodo technikas, gerėja jūsų širdies situacija, kadangi jūs patiriat vis mažiau streso. Vidiniam lygmenį gerėja jūsų santykiai su kitais, nes tik tada, kai jūs suprantat save, jūs galite suprasti kitus žmonės, jūs galite juos išgirsti, nes kol jūs esat pasimetę savo problemuose, jūs negalite girdėti kito žmogaus, jūs negalite jo matyti, jūs matot kaip veidrodyje savo problemas. Taigi atsiranda jūsų geresnis ryšys su kitais žmonėmis, taip ir gerėja santykiai automatiškai darbe, namuose ir visur kitur. Dar su didesnė praktika atsistatinėja ląstelės netgi kauliniai sistemoje, o dvasiniam lygmenį jūs pradedat matyti aukštesnę viso ko prasmę. Jūs pradedat matyti įvykius kaip ženklus. Jūs pradedat jausti vidinį vedimą. Jūs pradedat jausti ryšį su visata, tarsi jaučiat, kad esate viso ko dalis, nes jaučiat atskirtas. Ir čia galite kaip norit pagal savo tikėjimo sistemą įvardinti, tai ryšys su Dievu, su visata, su gamta. Silva metodas nėra surištas su jokia religija. Tai yra tiesiog metodas apie mūsų potencialą, kuris atskleidžia tai, kas yra žmogus. Ir čia nėra tai, kad jūs kažką pridedat prie savęs, kažką instaliuojat į save papildomą. Jūs tiesiog išmokstat ir prisimenat tai, kas jau buvo jumyse, tačiau buvo nenaudojama. Ir štai dabar jūs matot lentelę, kuri atskleidžia žmogaus smegenų darbą, nes Silva metodas būtent ir kalba apie smegenų darbo lygmenis. Ir štai jūs čia matot skalę. Taip, čia yra nuo 0 iki 100 ir virš 100 gali būti. Šita skalė skiria skirtingus žmogaus smegenų aktyvumo lygmenis. Kai mūsų smegenys, jos iš tikrųjų ne tik smegenys, bet visas mūsų kūnas vibruoja. Ir tas vibracijas kartais mes galim jausti, pavyzdžiui, širdies dūžius. Jūs galite jausti, nes jie yra pakankamai reti per minutę. Smegenų vibracijos yra labai aktyvios. Tai yra per sekundę. Tie dažniai yra. Todėl mes jų pajausti negalim, suskaičiuoti negalim. Mes galim jausti būsenas. Kai smegenų vibracijos yra aukštos, mes jaučiame aktyvumą, taip stresą, tarkim. Kai smegenų vibracijos sulėtėja, mes jaučiame snaudulį. Tai būtent pagal smegenų vibracijos aktyvumą yra suskirstyti tam tikri lygmenys. Matot, kai smegenys vibruoja pakankamai aktyviai, tai yra nuo 14 iki 21 Hz per sekundę, taip, tai vadinama mūsų sąmonės lygmeniu. Tai yra tas lygmuo, kurį jūs puikiai pažįstat, kuriame jūs esate kiekvieną dieną atsimerkę, kada jūs girdit, matot, čia veikia visi mūsų 5 pojūčiai, čia yra laikas ir erdvė, jūs suprantat pasaulį, jūs čia bendraujat, kalbat, dirbat. Žodžiu, šiandieninis žmogus šiame lygmenyje praleidžia didžiąją paros dalį. Taip? Ir 21, matot, yra norma. Jeigu smegenų vibracijos kiltų aukštyn, tarkim, 35 kartai per sekundę, tai jau yra tam tikri streso lygmenys. Ir iš tikrųjų šiandieninį žmogų, jeigu prijungtume prie aparato, kuris fiksuoja smegenų dažnius, tai norma jau nebebūtų 21 kartas per sekundę. Mes įpratome gyventi strese ir norma galbūt būtų 30 kartų per sekundę. Ir dabar kodėl yra blogai, kai smegenų vibracijos kyla aukštyn? Todėl, kad įsijungia mūsų išlikimo mechanizmai. Mūsų smegenys yra taip sukurtos, kad tuomet, kai žmogaus smegenys vibruoja pakankamai aktyviai arba kai mes patiriam stresą, įsijungia mūsų pirmykštės smegenų sritys, atsakingos už išlikimą, kaip ir gyvūnai, ar ne? Jie tada puola, ginasi, kovoja, taip ir žmonės. Kai kyla pavojus jų gyvybei, tarkim, išsijungia visi mandagumai. Įsivaizduokit, tarkim, tokią situaciją, kad plaukia kruizinis laivas, žmonės atsipalaidavę, pasipuošę, visi mandagus, vienas kitą praleidžia. Ir tai yra norma, žmogus yra atsipalaidavęs. Ar ne? Mes prisimenam, kaip mes turime elgtis, bendrauti. Ir staiga įsivaizduokit, kad prasideda gaisras. Ir staiga mūsų smegenų vibracijos pakyla aukštyn. Visi mandagumai dingsta, visi pradeda kovoti už savo išlikimą. Vadinasi, įsijungia išlikimo mechanizmai ir dingsta, kas yra blogiausia, mūsų aukštesnysis mąstymas. Mes tampame gyvūnais, tačiau mes nesame gyvūnai, mes esame žmonės. Todėl labai svarbu išlaikyti save žemesnių vibracijų dažnį, taip lėtesnių vibracijų dažnį, kitaip tariant, atsipalaidavimo lygmenis palaikyti, o ne streso. Nes mūsų vibracijos gali kilti aukštyn, jos gali pasiekti ir 90 kartų per sekundę. Ir tai jau yra ligos, tarkime epilepsija. Epilepsija yra nevaldomų vibracijų liga, kai vibracijos tiesiog šokteli streso situacijoje ir žmogus tiesiog patiria priepuolį. Nes čia yra mūsų smegenyse tarsi įtaisyti saugikliai, kad kai vibracijos pasiekia pavojingą lygmenį, žmogus tiesiog praranda sąmonę ir yra sugrąžinamas prie 1-2 vibracijų per sekundę, kad jisai išliktų gyvas. Taip? Žodžiu, mūsų tikslas yra išlikti kiek įmanoma lėtesniam smegenų dažnį, kad mes galėtume būti žmonėmis, to, kas mes esam.
Ir dabar pažvelgime į lėtesnius dažnius, ar ne? Tarkim, nuo 7-14 kartų per sekundę šitas lygmuo vadinamas alfa lygmeniu. Galbūt esate apie jį girdėję. Tai yra tas lygmuo, kurį jūs patiriat užmerkę akis. Vos tik jūs užmerkėt akis, jūsų smegenų vibracijos lėtėja ir jūs patiriat tokį snaudulio lygmenį, svajonių lygmenį. Ir šiame lygmenyje jūs būnat kiekvieną kartą prieš užmiegant, prieš pabundant, lietingą dieną, kai jūs ima snaudulys. Ir tai iš tikrųjų yra toks paviršutinis pasąmonės lygmuo. Matot, mūsų pasąmonė yra labai labai plati ir beribė. Todėl jį yra suskirstyta ne į vieną lygmenį, bet net į 3 – alfa, teta ir delta. Visi kartu jie sudaro mūsų pasąmonę. Tačiau kadangi pasąmonė yra tokia daugialypė ir skirtinga, tam yra tarsi 3 pavadinimai skirtingi, o ne vienas, kaip čia sąmonėje apibūdinti. Taigi alfa lygmuo yra snūduriavimo, toks lengvas svajonių lygmuo. Čia jūs dar jaučiat laiką ir erdvę, tarkim užsimerkę, ar ne? Jūs dar girdit, kas yra kambaryje, jūs dar suvokiat maždaug, kokia savaitės diena, kiek valandų dabar yra. Tačiau jeigu jūs pasinersit dar giliau, tarkim, jeigu jūsų vibracija sulėtės nuo 4 iki 7 kartų per sekundę, jūs jau visiškai atsijungsit nuo realybės, nuo laiko ir erdvės suvokimo. Ir čia kitaip tariant, jūs užmigsit. Kas yra mūsų miegas? Mūsų miegas vyksta alfa, teta ir delta lygmenyse. Jūs tarsi plūduriuojate šiuose lygmenyse, nardot juose. Todėl tai yra visiškai natūralūs mums lygmenys. Kaip jau sakiau, žmonės bijo savo pasąmonės, bet kiekvieną naktį mes nardome toje pasąmonėje, ar ne? Žodžiu, teta lygmuo yra mūsų miego lygmuo. Dar gilesnis pasąmonės lygmuo yra delta. Tai yra nuo 0 iki 4 kartų per sekundę dažnis. Ir šiame lygmenyje mes esame visiškai atsijungę nuo realybės ir čia veikia mūsų aukštesnysis intelektas. Kitaip tariant, čia gyvena mūsų intuicija. Šiame lygmenyje jūs galite girdėti save, tai, kas jūs esat, tai, ko jūs norit. Ir matot, kaip giliai tai yra paslėpta nuo žmogaus. Ir galbūt esat girdėję tokį posakį, legendą, kad kai dievai kūrė pasaulį ir pačią esmę apie žmogų, tiesą apie žmogų, norėjo padėti ten, kad žmogus nerastų. Ir jie nusprendė paslėpti tai pačiame žmoguje. Tai iš tikrųjų mūsų visų potencialas yra paslėptas mumyse, mūsų giliausiam pasąmonės dugne. Taip, delta lygmenyje. Ir mes kiekvieną vakarą šiame lygmenyje, kiekvieną naktį jame būname. Bėda ta, kad mes nieko neprisimenam. Dauguma iš mūsų tiesiog miegame, esame nesąmoningi čia ir mes neprisimenam, kas ten dedasi tuose vidiniuose lygmenyse. Dabar ką pastebėjo mokslininkai? Jie pastebėjo, kad šie skaičiai 4, 7, 14, 21 atitinka žmogaus amžių, kaip vystosi mūsų smegenys bėgant metams. Ir tai duoda labai daug informacijos apie mūsų auklėjimą, ką mes turėtume atkreipti dėmesį auklėdami savo vaikus ir pagalvoti apie savo vaikystę, kur yra spragos, kodėl mes šiandien esame tokie, kokie esame. Taigi vaikas gimęs, atėjęs į šitą pasaulį, turi dominuojančią vibraciją savo smegenyse, tai yra delta vibracija. Todėl delta lygmuo kartais yra vadinamas durimis iš dvasinio lygmens į fizinį lygmenį. Nes gimęs vaikas pirmiausia, jisai veikia, jo smegenys veikia delta dažnyje. Lygiai tas pats yra ir mirštančio žmogaus. Jeigu žmogus yra prijungtas, tarkim, ligoninėje prie aparato fiksuojančio jo smegenų dažnį, tai žmogus komos būsenoje taip pat. Jisai prieš palikdama šį pasaulį būna delta dažnyje, kol vibracija sulėtėja iki 0 ir jisai palieka šitą pasaulį. Taip kaip ir vaikas. Taigi gimęs vaikas apytikriai iki 4 metų, jisai nieko per daug nedaro, ar ne? Jisai net pažįsta savo atvaizdo veidrodyje. Jisai nieko nesima ypatingų darbų, jis tiesiog adaptuojasi prie šio pasaulio. Jis pažįsta aplinką, pažįsta balsus, jis prisitaiko prie aplinkos. Vėliau, brestant, jo smegenys pasiruošia gyventi šiam pasauliui. Ir nuo 4 iki 7 metų įsijungia kitas dažnis, tai yra teta dažnis. Ir galima sakyti, kad amžius nuo 4 iki 7 metų yra teta amžius. Ir šitas amžius yra pats svarbiausias žmogaus gyvenime, nes šiame amžiuje vaikas tampa tarsi kempinė. Jisai patenka į šitą pasaulį ir jisai nieko apie jį nežino, jis tarsi ateivis. Ir jam svarbu žinoti, kokia informacija čia veikia, ar ne? Ir tokiu metu vaikas tiesiog stebi aplinką, stebi tėvus, kaip jie elgiasi, kaip jie bendrauja, kas yra svarbu, kas yra nesvarbu. Ir kas yra blogiausia, vaikas neturi kritinio mąstymo. Jisai negali nuspręsti, kad mano tėtis, tarkim, buvo pavargęs šiandien, todėl jisai buvo piktas ir mane apšaukė. Jis negali to padaryti. Jisai suvokia, kad jeigu tėtis buvo piktas ir kalbėjo su manim labai griežtai, vadinasi, aš esu blogas. Ir matot, kaip yra svarbu, kokia aplinka mūsų supa šiame amžiuje. Nes mes pagal tai susiformuojame savo
įvaizdį ir taip pat pasaulio įvaizdį. Taip kaip bendrauja tėvai tarpusavyje. Gal jie nuolatos bendrauja pakeltų tonų. Ir jūs suaugę bendrausite su savo antrąją pusę pakeltų tonų, nes jūs matėte tokį pavyzdį. Ir kas yra blogiausia, dažniausiai užaugęs žmogus, jisai amžiaus, lygmens neprisimena. Jis būna jame nesąmoningai miegodamas. Todėl įsivaizduokit, kaip kartais mums yra sunku suvokti, kodėl aš taip elgiuosi. Kodėl aš išsigąstu tam tikrose situacijose. Arba kodėl aš kalbu pakeltų toną, arba kodėl aš supykstu, arba kodėl aš pasitraukiu tam tikrose situacijose. Tai visą laiką žinokit, kad atsakymai yra šiame teta lygmenyje. Ir tai nereiškia, kad jūs esate toks žmogus. Taip yra todėl, kad toks pavyzdys jums buvo parodytas. Ir galbūt jūs visą gyvenimą gyvensit pagal tą pavyzdį. Įsivaizduokit, šalia jūsų galbūt buvo piktas kaimynas, kuris nuolatos jums išėjus į lauką sakydavo, oi, koks blogas berniukas arba mergaitė. Ir kaip tu blogai elgiesi. Ir jūs girdėjote tą kasdien. Aš kalbu ne apie vieną pasakymą, kad jūs esat blogas, bet kalbu apie nuolatinį kartojimą. Arba galbūt jūs buvote lyginamas brolis su seserė arba broliai tarpusavėje. Pažiūrėk, koks vyresnis brolis yra geras, kaip jis susideda daiktus. O jūs ne. Aišku, tėvai norėjo gero, jie norėjo, kad jūs irgi susitvarkytumėte daiktus. Bet jūsų pasąmonė vaiko tai veikia kaip suvokimas, kad aš esu nepakankamai geras. Ir lyginimas yra baisiausia žala, ką galima padaryti vaikui. Todėl visi tie dalykai tarsi nusėda į mūsų pasąmonę ir vėliau mes tarsi esame valdomi teta lygmens. Ir mes nežinome kodėl, kaip aš jau sakiau. Todėl kiekvienas galite pagalvoti apie savo gyvenimą ir kaip jūs valdo tam tikri dalykai, kurių jūs nesuprantate. Tam tikros situacijos, kurios nuolatos kartojasi jūsų gyvenime ir kurias jūs norėtumėt pakeisti. Silva metodas mus moko, kaip nueiti iki netgi teta lygmens, išgirsti tuos atsakymus ir pakeisti tai, kas jums nepatinka. Taigi, vėliau augant, ar ne, mes išeiname iš teta amžiaus ir pereiname į alfa amžių. Ir nuo 7-14 metų tai yra alfa amžius ir tai yra entuziazmo amžius. Čia mes jaučiame didžiulį pakylėjimą, didžiulį norą viską išbandyti, nes mes tarsi surinkome atitinkamas žinias apie pasaulį ir dabar mes norime jas išbandyti. Mes norime patirti, kas yra pasaulis. Ir tokio amžiaus vaikai, prisiminkite savo jaunystę, jūs visko norite, turit pakankamai jėgų ir energijos. Ir dažniausiai suaugusieji gesina tą norą, sako, palauk, reikia nurimti, reikia, jei pradėjai lankyti muzikos mokyklą, reikia ją baigti lankyti, ar ne? O tokio amžiaus vaikai, jie nori vieną dieną šokti, kitą dainuoti, trečią sportuoti. Ir tai yra natūralu, nes šiame amžiaus tarpsnyje mes turime išmokti dvi svarbias pamokas. Pirmiausia, mes turime išmokti lankstumo, kad aš imuosi kažkokios veiklos ir jeigu man kažkas nepatinka, aš keičiu ją. Ir kitas dalykas, keisdami veiklą mes atrandame, kas mes esame, ką mes galime geriausiai, ką mes mokame geriausiai. Todėl šitas amžius yra labai svarbus savęs suvokimo ir atradimo prasme, kad tapę suaugusiais žmonėmis, perėję jau į beta lygmenį, mes galėtume jau sėkmingai darbuotis toje srityje, kur mes esame stipriausi ir geriausi. O dažniausiai, ypatingai tas rusiškas mąstymas, mums neleido čia išbandyti save ir mums uždėjo rėmus. Todėl šiandieniniai vyresni žmonės, jie dažnai susiduria su iššūkiais, keisdami darbą, tarkim, ar ne, arba ieškodami savęs. Tokie žmonės dažnai sako, aš nežinau, ko aš noriu, aš nežinau, kas man patinka, nes vaikystėje nebuvo leidžiama rinktis, nebuvo leidžiama mąstyti apie tai. Taip? Ir su paauglystė mes tarsi pereinam ribą perėjimą į suaugusių pasaulį. Todėl dažnai čia būna toksai chaosas ir kova, noras, bandymas įrodyti, kas aš esu, todėl paaugliai dažnai kovoja su suaugusiais. Ir iš tikrųjų tokia yra bėda, kad norėdami tapti suaugusiais, išgyventi suaugusių pasaulį, mes turime tapti logiškai žmonėmis. Nes tarkim, jaunas žmogus nuėjęs į pokalbį dėl darbo, pirmiausia, jo yra klausima, kiek patirties tu turi. Ne kokias idėjas tu turi, bet kiek tu turi patirties, kiek tu sugebi logiškai mąstyti. Tai yra vertinama mūsų pasaulyje. Ir todėl tarsi šiandieniniai jauni žmonės atsimuša į sieną. Ir niekas nenori jų idėjų. Sako, tai nepagrįsta, tu čia per daug laisvai galvoji, ar ne? Tačiau šiandieniniai jauni žmonės taip pat mes galime matyti tai internete, šiuolaikiniam pasaulyje, kad idėjos jau sklinda. Ir šiandien kaip niekada yra daug jaunų milijonierių, kurie tą padaryti padeda internetinė erdvė, kuomet nereikia tarpininkų, jaunas žmogus gali tiesiog savo idėją paversti realybę. Tiesiai šviesiai. Ir ta idėja pasiteisina. Ir kaip jau minėjau, suaugęs žmogus didžiąją laiko dalį praleidžia beta lygmenyje, kitaip tariant sąmoningai. Taip, o alfa, teta ir delta lygmenyse mes miegam. Ir dabar pažiūrėkim, kur yra mūsų sveikata. Natūraliai. Pagalvokit, jeigu jūs susergat, ką jūs darot? Arba ką jūs liepite daryti vaikui? Mes tarsi prašom jo, sakom, tu nebūk atsimerkęs, nežiūrėk televizoriaus, užsimerk, pagulėk.
Tarsi mes nesąmoningai suvokiam, kad gydymas egzistuoja užsimerkus, tai yra alfa, teta ir delta lygmenyse. Pažiūrėkit ligoninėje. Kodėl ligoninėje yra ne kėdės, o lovos? Daugiau žmonių tilptų, jeigu pastatytume ten kėdes, ar ne? Bet irgi yra tarsi pasąmoninis suvokimas, kad jeigu žmogus guli, jisai snuduriuoja ir jo ląstelės žino, kaip gydyti. Jo žino, ką daryti. Problema ta, kad šiandieninis žmogus neskiria laiko atsipalaidavimui, vibracijų sulėtinimui. Ir čia yra visa problema. Jeigu sugebėtumėt nusileisti iki teta lygmens ir čia pabūti tiesiog, čia pasileidžia savigydos mechanizmai. Gydytojai žino, kad žaizda pati save gydo. Taip, kartais nieko nereikia daryti žmogui, jam tiesiog reikia pailsėti, tiesiog reikia atsipalaiduoti. O ką daro šiandienis žmogus? Mums reikia dirbti, mums reikia lėkti, ar ne? Mes išgeriam vaistų, užkeliam savo vibracijas ir sirgdami be energijos dirbame ir vėliau patenkam į dar didesnę krizę. Taigi mūsų sveikata yra štai čia. Lygiai tas pats yra su atmintimi. Galbūt kartais esate susidūrę su tokia situacija, tikrai esate per gyvenimą susidūrę, kai atmintis kažkur dingsta. Stresinėse situacijose, ar ne? Tarkim, egzamino metu, svarbaus pokalbio metu, viską žinojot, buvot pasiruošę ir staiga atmintis kažkur išgaravo. Kaip taip atsitinka? Tiesiog jūsų vibracijos pakyla, kaip jūs išsigastate, pasirengėt svarbiam pokalbiui. Įsivaizduokit, kad šita skalė yra tarsi daugiaaukštis namas. Ir kaip jūs ruošitės, mokinotės, galvojot, ruošitės egzaminui, jūs informaciją tarsi sudėjot 14 aukšte, sakykime, 15 aukšte. Kaip jūs susinervinat, jūsų vibracijos kyla aukštyn, prasideda svarbus pokalbis, konferencija, egzaminas, jūsų vibracijos pakyla aukštyn ir tiesiog jūs neprisimenat nieko, nes šiame aukšte nieko nėra, informacija liko čia. Todėl jums atrodo, kad jūsų galva yra visiškai tuščia. Ir kai jūs atsipalaiduojat, po egzamino išeinat, nurimstat, jūsų vibracijos sulėtėja ir staiga jūs sakote, taigi viską žinau, viską prisimenu. Taip? Daugelis iš mūsų susidurėm su tokiam situacijom. Ir pažiūrėkit, kas vyksta gyvenime. Yra tokių žmonių, kurie ateina į egzaminą, atsipūtę, atsipalaidavę, ima vieną bilietą laisvą ranką atpalaiduotą ir ištraukia vienintelį, kurį žinojo. Yra tokių situacijų. Ir yra žmonių, kurie stengiasi, kurie ruošiasi, kurie labai atsakingai žiūri į viską, ar ne? Jiem yra labai svarbu, tarkim, išlaikyti egzaminą, nes jam reikia stipendijos ar dar kažko, susimokėti paskolą. Eina į pokalbį dėl darbo ir yra įsitempęs. Bet visa tai yra susijęs su mūsų smegenų darbu. Ir čia mes negalim kaltinti Dievo, visatos ar dar kažko, kitų žmonių. Jeigu mes esame įsitempę, jeigu mes patiriam stresą, mes galim būti pačiais geriausiais žmonėmis pasaulyje. Mes negalėsime pasinaudoti tuo, ką mes žinome. Savo atmintimi, mes sirgsime, nes nebūsime susijungę su savo sveikatos lygmenimis. Ir mes nebūsime sėkmingi, nes nuolatos viskas kris iš rankų. Nes nuolatos pasirinksime ne tą kelią, ne tą žodį, ne tas duris atidarysim, jeigu mūsų vibracijos bus aukštos. O tie žmonės, kurie yra atsipalaidavę, jie nuolatos plūduriuoja prie savo atsipalaidavimo lygmenų, kur yra intuicija, kur yra žinojimas, kur veikia mūsų vaizduotė. Ir todėl jie yra sėkmingi, jiems visada pasiseka. Ir jeigu jūs pasidomėtumėt šiandieninių sėkmingų kompanijų, tarkim, kaip atrodo darbo vietos, tos pačios Google kompanijos, kitų garsių kompanijų, ofisai kaip atrodo, jūs pamatysit, kad ten visas dėmesys yra skiriamas į atsipalaidavimą. Atsipalaidavimo erdvės, daugybė spalvų, leidžiama žmonėm gulėti, leidžiama užsimerkti. Tai reiškia, kad leidžiama žmonėm veikti, dirbti alfa lygmenyje, įsivaizduojat? Net neatsimerkus, o užsimerkus generuojate idėjas. Nes milijono vertos idėjos, jos gyvena čia. Ir mūsų iššūkis yra tas šiandieninio žmogaus, vakarų pasaulio žmogaus, kad mes puikiai žinome, kaip veikti šiame lygmenyje, kur veikia protas, bet visiškai neturim suvokimo, kaip veikia šie lygmenys, kur yra mūsų didysis turtas, mūsų potencialas. Alfa lygmenyje. Didieji mokslininkai jie jautė ir žinojo, kad būtent alfa lygmenyje ateina geriausios idėjos. Ir jūs galbūt esat pajautę, tarkim, pabudę ryte, jūs randat atsakymą netikėtai, ne? Arba prieš einant miegoti, staiga jums ateina gera mintis. Jie ateina iš alfa lygmens. Ir Jose Silva atliko labai įdomų tyrimą. Jis atrinko daugybę žmonių, kur iš skirtingų lygmenų, tarkim, tai buvo verslininkai, tai buvo vaikai, tai buvo ekstrasensai, tai buvo paprasti žmonės. Ir jis juos tiesiog prijungė prie aparato, kuris fiksavo smegenų dažnius ir liepė tiem žmonėm galvoti apie savo kasdienės situacijas, problemas. Ir ką jis pastebėjo? Kad didžioji dalis žmonių, jie generuoja būtent beta bangas, beta lygmenyje būna, kada galvoja apie savo problemas. Ir atsiskyrė maža grupelė žmonių, keletas procentų, kurie mąstė truputėlį kitaip. Jie mąstė alfa lygmenyje. Kitaip tariant, jie atsipalaiduodavo galvodami apie savo problemas. Įsivaizduokit, kiek iš mūsų šiandien gali atsipalaiduoti, galvodami apie problemas.
Ir jisai pastebėjo, kad tokių žmonių yra. Ir kas tie žmonės? Tai buvo visi vaikai, tai buvo ekstrasensai ir tai buvo sėkmingi verslininkai. Pasirodo, tie žmonės per praktiką yra pajautę, kad geriausios idėjos ateina atsipalaidavus, o ne įsitempus ir bandant jas surasti. Nes taip mes kontaktuojame su tais vidiniais, su to vidiniu lobynu, su savo vidiniais lygmenimis. Ir tarkim, Tomas Edisonas taip pat buvo atradęs šitą metodą, jis jautė, kad atsakymai ateina snūduriuojant. Jis atsisėsdavo savo laboratorijai, ištiesdavo ranką, paimdavo į ranką kažkokį tai daiktą, užsimerkdavo ir generuodavo idėjas. Kai jisai užmigdavo, kitaip tariant, patekdavo į tetą lygmenį, ranka natūraliai nusvirdavo ir tas iškritęs daiktas jį pažadindavo, jisai pabunda ir jisai vėl atsisėda, pasiima daiktą ir vėl būna alfa lygmenyje. Tarsi jisai tai bandė išlikti tame lygmenyje, kur yra visos idėjos, visa kūryba. Bet šiandieniniam žmogui ir kyla klausimas iš tikrųjų, kaip būti tuose lygmenyse, kaip ten neužmigti, nes mes dažniausiai ten miegam. Dėl mūsų iššūkis ir yra neužmigti pirmiausia. Ir Silva metode mes ir treniruojamės. Ką mes darome? Mes einame į alfa lygmenį, vėliau į tetą lygmenį taip pat. Ir mes mokomės būti juose, įeiti, išeiti, neužmigti, pratęsti buvimo laiką, kad kai jūs turit kažkokį klausimą, pavyzdžiui, jeigu jūs sergat, jeigu jums reikia idėjos, jeigu jums reikia tiesiog pailsėti, jeigu jūs norite rasti sprendimą kažkokį svarbų, jūs galite eiti ten, kur yra visi atsakymai, kur yra kontaktas su jūsų intuicija, su jūsų informaciniu lauku. Ir jūs galite gauti tą atsakymą per sekundės, nes tuose lygmenyse jūsų pasąmonė nėra nei laiko, nei erdvės. Jose Silva kalbėjo ir jisai tuo tikėjo, kad mes galime susisiekti su informacija, kuri egzistavo praeityje, galime pasiekti informaciją, kuri bus dar kažkada ateityje. Įsivaizduokit, kaip išsiplečia žmogiškasis potencialas. Ir aišku, mes tą darome per vaizduotę. Tuose lygmenyse mes turim vienintelius įrankius, jau ne protą, bet intuiciją ir vaizduotę. Ir daugeliu žmonių yra iššūkis, kaip naudoti savo intuiciją ir vaizduotę. Mes nežinom, nemokam. Niekas mūsų nemokino mokykloje, kaip tai padaryti. Ir Silva metodo seminaro metu mes žingsnis po žingsnio atliekame technikas, kurios veda mus, kurios padeda mums lavinti savo sugebėjimus, girdėti savo intuiciją, naudoti savo vaizduotę. Todėl metodas pradžioje buvo sukurtas vaikams. Todėl jisai veikia visiems, kiekvienam žmogui. Nėra tokio žmogaus, kuris nebūtų pasirengęs jo naudotis. Todėl kiekvienas iš jūsų galite bet kokio amžiaus, bet kokio išsilavinimo pradėti tai daryti, bet kada. Ir dabar mūsų laukia trumpasis atsipalaidavimo pratimas. Tai bus tarsi pabandymas, prisilietimas, mažytis prie Silva metodo. Ir neturėsime jokio specialaus šį kartą įėjimo, tiesiog užsimerksim, įsitaisysim patogiai. Ir aš naudosiu tokius elementus kaip skaičiavimo mažėjančia tvarka, kuris padeda atpalaiduoti mūsų smegenis, smegenų vibracijas, tai skaičiuosiu nuo 10 iki 1. Taip pat pasakysiu keletą pozityvių teiginių, kuriuos jūs išsamiau išnagrinėsite rytoj su Rasa. Ir tiesiog paprašysiu jūsų įsivaizduoti keletą dalykų. Pasakosiu tam tikrus vaizdinius, kuriuos tiesiog visais savo pojūčiais pasistengkite pajausti, išgyventi ir tiesiog po pratimo pagalvokite, kaip jūs jaučiatės, kaip tai privertė, kokius pojūčius jumise pažadino, ką jums priminė vienas ar kitas vaizdinys, kuris pojūtis buvo ryškiausias. Tai tiesiog pasistengkite, šio pratimo tikslas tiesiog pažadinti save, pažadinti visus 5 savo pojūčius, regėjimą, klausą, lytėjimą, vaizduotę. Todėl dabar tiesiog patogiai įsitaisykit, užsimerk, giliai įkvėpk ir iš lėto iškvėpk. Atsipalaiduok ir pasinerk gilyn. Dabar tu esi gilesnėme ir sveikesnėme proto lygmenyje. Gilesnėme nei prieš tai. Kad atsipalaiduotum dar labiau, aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1. Su kiekvienu mažėjančiu skaičiumi tu vis labiau atsipalaiduosi ir pasinersi į gilesnį ir sveikesnį proto lygmenį. 10, 9. Pajaus, kaip tu grimsti gilyn. 8, 7,
6. Gilyn ir gilyn. 5. 4. 3. Dar giliau. Giliau. 2. 1. Dabar tu esi gilesnėme ir sveikesnėme proto lygmenyje. Gilesnėme nei prieš tai. Kad dar labiau atsipalaiduotum, tu gali atpalaiduoti akių vokus. Pajaus, kaip tavo akių vokai atsipalaiduoja. Leisk šiam pojūčiui lėtai slinkti žemyn, kol jis apims visą tavo kūną, iki pat kojų pirštų galų. Dabar tu esi giliai atsipalaidavęs. Koks nuostabus šis jausmas. Tai sveika fizinė ir dvasinė žmogaus būsena. Kad galėtum dar labiau atsipalaiduoti, aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir spraktelsiu pirštais. Ta akimirka tu mintimis nukeliauk į idealią tau atsipalaidavimo vietą. Prisimink vietą, kuri sukelia tavyje ramybės ir atsipalaidavimo pojūtį, kurioje esi kažkada buvęs, patyręs. Tai gali būti tavo lova, gamtos vieta. Prisimink tokią vietą. 1, 2, 3. Mintimis persikelk į šią idealią atsipalaidavimo vietą ir pasilik ten tol, kol vėl išgirsi mano balsą. Atsipalaiduok. Atsipalaiduok, giliai įkvėp ir lėtai iškvėpdamas pasinerk giliau. Tu klausai mano balso ne tik šiame, bet ir kituose proto lygmenyse. Ir tai darai savo paties labui. Tu to nori, taip ir yra. Kiekvieną kartą man ištarus žodį atsipalaiduok, visi nereikalingi kūno judesiai be matant liausis, o protas taps visiškai ramus. Pagrindinis skirtumas tarp genijaus ir paprastos mąstysenos yra tai, jog genijai daugiau ir ypatingų būdų panaudoja savo protinius sugebėjimus. Genijus priimdamas ir siųsdamas informaciją naudojasi savo protu objektyviame ir subjektyviame lygmenyje, panaudodamas visą smegenų, širdies ir kitų kūno vietų sukauptą energiją ir informaciją. Dabar ir tu originaliai naudojasi savo proto galiomis. Šios naudingus teiginius tu gali kartoti, būdamas giliame proto lygmenyje. Kartok mintyse paskui mane. Vis augantys mano protiniai sugebėjimai padeda man pasitarnauti žmonijai. Kiekvieną dieną aš tampu vis geresnis, geresnis ir geresnis. Teigiamos mintys, žodžiai ir vaizdiniai man suteikia trokštamos naudos. Aš visiškai kontroliuoju savo jausmus ir protą, šiame bei kituose proto lygmenyse ir gyliuose. Taip pat ir sąmonės lygmenyje.
taip ir yra. Teigiamos mintys, žodžiai ir vaizdiniai vyrauja visuose mano proto lygmenyse ir gyliuose. Aš naudoju tik sveikus būdus fiziniai, protiniai bei emociniai pusiausvyrai išlaikyti. Kaupdamas energiją ir planuodamas savo gyvenimą, aš vadovaujuosi tik dabartimi. Šiame vidinės sąmonės lygmenyje gali išgyventi visus išorinio pasaulio pojūčius. Proto kontrolės dėka pojūčiai, emocijos, vaizdiniai bei tavo žinios leidžia tau veikti vidinėme sąmonės lygmenyje. Pabandyk pasinaudodama šią savybę prisiminti savo praeities išgyvenimus. Į pagalbą gali pasitelkti regos, klausos, lytėjimo, uoslės pojūčius ir vaizdinius. Šis pratimas tau suteiks galimybę atgaivinti visus pojūčius subjektyviame vidinės sąmonės lygmenyje. Pabandyk tuo pasinaudoti ir praturtinti savo proto kalbą. Dabar įsivaizduok mėnulio pilnatį ir žvaigždžių nusėtą dangų. Įsijausk į viską, ką matai. Kokie jausmai tave užvaldo? O dabar tu stebi saulėlydį su tau brangiu žmogumi. Išgirs garsus, matyk spalvas, pajausk jausmus, kurie kyla, stebint saulėlydį. Lietaus lašai barbenai stogą. Griaudžia griaustinis, žaibuoja. Žaidžia ir juokiasi vaikai, matai jų judesius, spalvų žaismą. Užuosk maisto skleidžiamus kvapus, verdamos kavos kvapą. Prisimink ir pajausk mėgstamiausio deserto skonį. O dabar mintyse priglausk mylimą žmogų. Pajaus tave užplūdusius jausmus, judesius, emocijas ir spalvas. O dabar įsivaizduok, jog stovi ant kalvos, pučia lengvas vėjelis,
sklinda saulės šiluma. Tave apima jausmas, kaip visa tarpusavyje yra susiję. O dabar sugrįžk į čia ir dabar. Esi atsipalaidavęs ir budrus. Rytoj, kitame pratime, mes naudosime specialų garsą, kuris tau padės įeiti į dar gilesnį proto atsipalaidavimo lygmenį. Tu išmoksi visiškai greitai atpalaiduoti savo fizinį kūną nuo galvos iki kojų pirštų galų. Išmoksi atpalaiduoti savo protą antrajame lygmenyje. Sužinosi, jog atsipalaidavimo pratimai atliekami pirmajame lygmenyje. Sužinosi, kada ir kiek ilgai šios pratimus daryti. Išmoksi išeiti iš bet kurio lygmens, bet kurią akimirką. Rytoj, atlikdamas kitą proto kontrolės pratimą, įvesi ir užprogramuosi savo atmintyje keletą tipinių metodų, kurie tau padės ir toliau ugdyti proto kontrolės galimybes, savo sveikatos, pasiekimų darbe bei moksle ir asmeninio gyvenimo labui. Atmink, jog veikdamas proto kontrolės lygmenyje, tu padedi savo, fiziškai ir dvasiškai. Valdydamas savo protą, bet kuriame lygmenyje ir gylyje, gali pasiekti teigiamų rezultatų visose srityse. Valdydamas savo protą, bet kuriame lygmenyje ir gylyje, gali suteikti fizinę ir psichologinę pagalbą savo ir savo artimiesiems. Ar bet kuriam kitam žmogui, kuriam tokia pagalba yra reikalinga. Tu niekuomet nenaudoji savo proto galių blogiems ketinimams. O jei turėtum tokių tikslų, tu negalėtum jų įgyvendinti jokiame proto lygmenyje ar gylyje. Nes tavo mintys kūrybingai tarnauja kuriant gėrį ir gerovę. Taip ir yra. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 5 ir spraktelsiu pirštais. Išgirdęs spraktelėjimą tu atsimerksi, būsi žvalus ir puikiai jausiesi. Daug geriau negu prieš tai. Su kiekvienu atsipalaidavimu gerėja tavo regėjimas, klausa ir vaizduotė. 1, 2, lėtai grįžti į čia ir dabar. 3, išgirdęs skaičių 5 atsimerksi, būsi žvalus ir puikiai jausiesi. Daug geriau negu prieš tai. Jausiesi lyg po jėgų suteikiančio, gaivinančio, atpalaiduojančio ir sveiko miego. 4, 5. Akys atmerktos, tu žvalus, jautiesi žymiai geriau negu prieš tai. Na kągi, sveiki sugrįžę po pirmojo atsipalaidavimo, po pirmo pabandymo atsipalaiduoti. Tai buvo tarsi proto mankšta, pažadinimas savo pojūčių, nes Silva metodas yra paremtas vaizduotė, proto ir vaizduotės balansu. Todėl jau rytoj mes kalbėsime plačiau apie tai, ką reikia daryti, kad ta vaizduotė pabustų. Pirmasis žingsnis, kaip jau minėjom, tai yra streso suvaldymas, smegenų vibracijų sulėtinimas. Ir tai yra labai labai svarbi tema. Todėl jau rytoj Rasa su jumis kalbės apie tai, kaip tas mintis išvalyti, kas yra labai svarbu, ką reikia žinoti apie stresą ir kaip jį išmokti valdyti. Ir taip pat rytoj sulaukia ilgojo atsipalaidavimo pratimas, kurį galėsite naudoti kaip profilaktiką prieš stresą, prieš ligas. Visgi yra žiema ir visiems reikia puikios sveikatos. Jau kalbėjome, kad Silva metodas mums suteikia atsistatymą visuose lygmenyse, tiek fiziniam, tiek dvasiniam, emociniam lygmenyje. Taigi iš tikrųjų laukia labai svarbi kelionė į save, labai svarbios žinios, kurios reikalingos kiekvienam iš mūsų. Todėl visiems linkiu gero vakaro, apgalvokite tai, ką girdėjote šiandien, galbūt turėsite kažkokių klausimų, galbūt kažkas liko nesuprasta, neaišku, tos klausimus galėsite užduoti rytoj
prieš webinarą, tiesiog parašykite juos, kol lauksime visų prisijungiančių. Ir kad tikrai viskas būtų suprasta ir galėtume žingsnis po žingsnio keliauti toliau. Na kągi, gero vakaro visiems ir iki susitikimo rytoj.